Sveiki, esu Rokas iš Ply Insights. Šiame video pristatysiu, kaip transporto priemonėmis prekiaujančiams įmonėms atsirinkti potencialius klientus. Esame Lietuvos įmonių transporto analitikos ataskaitoje ir pradėsiu nuo minties, kad potencialiausias klientas tai yra tas, kuris netrukus ar kažkurio metu planuoja keisti savo seną transporto priemonę į naują. Tai pradėsime nuo tokių potencialių klientų paieškos. Pradžiai išsiskleisiu filtrą ir pradėsiu nuo nuosavybės trukmės filtro, kuriame pasižymėsiu 4 metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad su šiuo filtru atsifiltravau įmonės, kurių transporto priemonių nuosavybės trukmė įmonėje yra tarp 4 ir 5 metų. Aišku, tai gali būti nebūtinai naujos transporto priemonės, tai gali būti ir senesnės, bet jeigu mes pasižiūrėsim šitą amžiaus grupės lentelę, mes matome, kad tarp 4 ir 6 metų amžiaus transporto priemonių yra 38%, kadangi mes norime atsifiltruoti 4-5 metų amžiaus transporto priemonės, tai transporto priemonių amžiaus grupėje pasirinksiu filtrą ir išfiltruosiu tarp 4 ir 6 metų amžiaus transporto priemonės. Taip, sekantis filtras, kurį naudosiu, tai yra transporto priemonių viešojo eismo statusas. Čia mes galim rinktis tarp dalyvauja eisme arba nedalyvauja, tai pasirinksiu transporto priemonės, kurios yra dalyvaujančios eisme. Sekantis filtras būtų naudojamas transporto priemonės valdymo teisė. Ir čianais aš noriu atsirinkti įmonės, kurios nėra savininkai tų transporto priemonių, o yra valdytojas. Tai jeigu jos yra valdytojas, tai greičiausiai transporto priemonė priklauso arba veiklos nuomos kompanija, arba lizingo bendrovė, arba banko. Pasirenkam valdytojus. Ir ką mes šiandien atsifiltravom, tai mes atsifiltravom štai beveik 7000 transporto priemonių, kurios yra 4-5 metų, kurių nuosavybės trukmė yra 4-5 metų, tarp 4 ir 5 metų, transporto priemonės amžius tarp 4 ir 6 metų. Tai galima padaryti tokią prielaidą, kad šios transporto priemonės gali būti neužilgo keičiamos dėl to, kad jau artėja lizingo pabaigos terminas. Kokius duomenis mes turime ataskaitoje? Turim pagrindinę lentelę su įmonėm visom, finansiniais duomenimis ir transporto priemonių skaičius. Matome, kad štai čianais mes esame pasifiltravę nuo daugiausiai turinčių iki mažiausiai turinčių. Ir čia apatiniai lenteliai turime informaciją jau apie konkrečias transporto priemonės. Tada turime suvestinę pagal markę, turim suvestinės pagal modelius, pagal degalų tipą ir pagal amžiaus grupę. Norint pasižiūrėti konkrečios įmonės tą parką pagal tos mūsų kriterijus, mums užtenka tik pasispausti ant konkrečios kompanijos. Čia dabar aš matau pagal įmonių pavadinimus, kad dominuoja, neaišku, nebūtinai, ne tik Manvesta, tai yra sunkiojo transporto priemonės, tai gal dar galim pasidaryti vieną dalyką, tai kategorijai pasirinkti transporto priemonės, kurių kategorija yra M1, pavyzdžiui, ir N1. Tokiu būdu mes atmesime sunkiasias transporto priemonės. Na ir štai mes matome, tarkim, pirma įmonė yra Transparentas, pasispaudžiu ant Transparento ir paspaudus ant Transparento įmonės man atfiltruoja detalų jų transporto priemonių sąrašą štai šitoj lentelėje ir turime atitinkamai suvestinės. Matome, kad turi jie 73 Toyotas, 26 Volkswagenus ir 9 Škodas ir kitas markės. Šitoje lentelėje matome paskutinės operacijos datą regitroje
Na ir čia pasižiūrim, taip, čia yra 22 metai, pabandom pasifiltruoti kitą pusę, tai taip, atsifiltravau dabar nuo mažiausio iki didžiausio ir matome, kad šiandieną, kai darau įrašą, yra kovo 30 diena ir matome, kad Audi Q3 5 metai sueina kovo 31 dieną. Ir atitinkamai matom kovo 7, kovo 8, kovo 14 ir taip iki faktiškai kovo 22 metų kovo 24 dienos. Turime galimybę pasižymėti ne vieną įmonę ir sąrašą susidaryti, galima susižymėti, pavyzdžiui, Teta ir Kramo. Kaip aš tą pažymėjimą atlikau, kad pasižymėtų 2 eilutės, tai nesudėtinga funkcija. Klaviatūrėje jūs turėtumėte pasirinkti, laikyti tam tikrą mygtuką, jeigu tai yra Windows operacinė sistema, tai reikėtų laikyti Ctrl mygtuką ir žymėti atskirus elementus. Jeigu tai yra MacBookas, tai reikėtų pasirinkti CMD mygtuką ir laikyti. Tai tokiu būdu aš galiu pasižymėti, kad ir 3 įmonės ir matyti, kokį jos parką turi. Taip, tai jeigu mes pasirinkom, tarkime, Sanitexą ir norime štai šitą sąrašą, visą tų transporto priemonių parsisiųsti į Excel ir turėti kažkur tai pas save duomenis, tai mes galime pasispausti užvažiuojam ant lentelės, atsiranda 3 taškeliai dešiniam viršutiniam kampe lentelės, pasispaudžiam 3 taškelius ir spaudžiam Export Data, čia nieko daugiau rinktis nereikia, pasispaudžiu Export Data ir štai man čia parsisiuntė Excelinė lentelė su visais man reikiamais duomenimis. Jeigu aš norėčiau išsisaugoti arba susikuriu kažkokią tai specifinę filtravimo kombinaciją, tai tarkim, jeigu aš dar čia prisidėčiau markę, kaip pavyzdys paimkime Opel automobilius. Pasiėmam Opel ir matome, kad šiais metais artimiausių metų baigsis tarp 30 konkrečiai transporto priemonių sueis 5 metai. Taip, tai jeigu aš norėčiau išsisaugoti šią filtravimo kombinaciją, apačioj dešiniam kampe mes turime asmeninę žymą. Asmeninių žymų skiltyje spaudžiam pridėti asmeninę žymą ir aš užsidedu čionais, tarkim, pavadinimą Opel 4-5 metai ir spaudžiu išsaugoti. Išsisaugau filtravimą. Jeigu noriu, galiu atstatyti filtrus, grįžime į pradinę padėtį. Noriu grįžti vėl į atfiltruotų įmonių sąrašą, pasispaudžiu Opel ir greit operatyviai galiu vėl turėti duomenis, kokios kompanijos turi tuos 30 Opel automobilių, kuriems artimiausiu metu sueis 5 metai. Tai tiek turbūt apie potencialių klientų atranką. Jei patiko turinys, kurį kuriu, paspauskit like, pasidalinkite su kolegomis, kuriem gal tokia atranka galėtų atnešti naudos. Prenumeruokite mūsų kanalą. Jei turite klausimų, užduokite juos komentaruose, pasistengsime visus atsakyti, arba jeigu turite klausimų dėl filtravimų, galėsime irgi juos atsakyti. Na ir susitiksime kitose video įžvalgose. Iki greito.